Esu Inga Zeniauskienė, dirbu Telšiuose, Telšių neįgaliųjų sporto klube Galia. Dirbu su vaikais jau 10 metų. Klube Galia dirbu 2 metus. Ir ką galiu pasakyti, dirbu ir džiaugiuosi. Todėl, kad dirbdama šitą darbą galbūt pajaučiu tiesiog pilnatvę. Jaučiu, kad esu reikalinga tiem vaikams. Ir kiekvieną kartą jaučiu tą tokį džiaugsmą, kada matau džiaugsmo vaikų akyse, kai matau, kai vaikas kažkokią tai užduotį vykdo ir pats džiaugiasi, tai man lygiai taip pat yra džiugu. Tai va, o sportuoju jau nuo vaikystės, nežinau, matyt toks likimas, kad suvedė su gerai žmonėm ir turi tiesiog gerą Lietuvos neįgaliųjų fizinės aktyvumo asociacijos vadovą Paulių, kuris visą laiką skatina tobulėti, skatina dirbti su vaikais ir tiesiog duoda šansą dirbti. Tos stovyklos, kurias mes dabar darom, tai vaikams yra tiesiog šventė, nors dirba labai ilgai, labai sunkiai per treniruotę, bet pabaigę sako ačiū, mes gerai padirbom, mes tiesiog įveikėm savo negalės, įveikėm savo pasipriešinimus ir mes padarėm šiandien. Tai va, tokios naujienos yra džiugios, kad tu gali vaikus nudžiuginti. Ir parvažiavę, aišku, vaikai į savo mokyklas džiaugiasi ir giriasi ir pasakoja, kaip mes ką ten veikėm, ką mes darėm. Tai va, tokios akimirkos veža. Tai tiesiog kartais būna labai sunku. Žmonės, kurie dirba ir su negale, ir su sveikais, yra skirtumas. Nes su vaikais, kurie turi negalę įvairią, reikalinga didesnė pagalba, jiems didesnis dėmesys, bet tai atperka jų tiesiog šypsenos ir natūralumas, galbūt taip. Trenerės darbą pasirinkau, nes nuo vaikystės sportavau ir visada galvojau, kad būsiu fizinio mokytoja. Visada galvojau. Taip susiklostė, kad patekau į mokyklą, kurioje buvo baseinas ir jau nuo mokyklos pastatymo pirmų dienų pradėjau dirbti baseinę. Ir būtent pradėjo mano visas kelias kaip treneris, nes reikėjo, aišku, ir mokytojas to pačiu. Reikėjo išmokyti, bet daugiau gal tiesiog treniruoti, kažkokiu siekti tikslų ir kitų savybių vaikus. Tai dėl to tapau trenerė ir savaime viskas gavosi, kad iš mokytojos patapau trenerė. Aš treniruoju vaikus su negale ir sveikuosius vaikus. Sveikuosius vaikus treniruoju mažučius, 2, 3. O su negale mano vaikai tai yra nuo 10 metų iki 22 metų mano vaikai. Todėl, kad užauginti gal nuo 2 klasės. Vaikams su negale reikia daugiau dėmesio. Tiesiog tu vaikus su negale kiekvieną turi pamatyti, nes jie skirtingi. Man jie visi skirtingi. O sveikiai vaikai, aišku, jie irgi skiriasi kiekvienas, bet tiesiog gal reikalavimas iš jiems yra didesnis. Aš gal labiau nuolaidžiauju vaikams su negale, bet galbūt tiesiog jiems reikia daugiau to tokio kitokio dėmesio. Tokios meilės gal daugiau reikia parodyti, galvočiau. Dabar tikriausiai supyksta vaikai, kurie yra sveikiai. Aš juos, aišku, irgi myliu. Bet tik žinau, kad tiems reikia daugiau meilės. Neįgaliesiems reikia daugiau meilės. Neįgalieji vaikai man kelia didžiulius tikslus. Man pačiai labai įdomu tobulėti, nes aš dirbu su įvairiom negaliom, su autistiškais vaikais pradėjau, tai buvo prieš 10 metų, tai tada labai pradėjau domėtis, lankyti įvairius seminarus, kad galėčiau suprasti tuos vaikus. Kiekviena negali turi kitką, bet aš būtent noriu, kad jie gautų iš manęs geriausią informaciją, nes man jie ypatingi tie vaikai. Ir aš galvoju, kad aš turiu jiems duoti viską, ką galiu. Todėl aš galvoju, kad aš dar labai daug kur turiu tobulėti. Vaikai su negalėm, dalyvaudami vairiuose užsiėmimuose, tiesiog aš galvoju, kad pakelia savo savigarbą. Jie pradeda įvertinti save. Aš matau irgi savo vaikų elgesį, nes kai atėjau pas mane į plaukimą,
tai būdavo tokie susigūžę, įsigandę, nes dažniausiai tai vaikai, kurie yra šiek tiek atskirti, atstumti tarp savo bendraamžių, o kai mes, sakykime, po kiek laiko mes pasiekėm rezultatą gerą ir jie užima prizinės vietas, tai jie jau eina pakeltą galvą. Todėl mano tikslas ir yra padaryti viską, kad jie užimtų prizinės vietas. Kad būtų produktyvesnis treniravimas, sakyčiau, reikėtų gal daugiau seminarų patiems treneriams, tai irgi padėtų. Labai yra smagu tos stovyklos, reikalingos stovyklos, kada mes galim treneriai pasibendrauti, galim pasidalinti patirtimi, tai jos labai svarbu. Vaikams taip pat stovyklos yra į naudą, nes jie ne tik dirba kažkokią, sakykime, fiziškai pratimus atlieka, bet vakare turi laiko pabendrauti, pasikalbėti ir vėl pasidalinti galbūt savo patirtimi, išlipę iš baseino, nes mes baseinė tiesiog dirbam. O tie dalykai tokie paskatina tolimesnė veiklai, galbūt tiesiog pasipasakoja, kaip geriau įvykdyti, kaip geriau pasiekti kažko. Pasirinkau plaukimo sporto šaką, todėl kad dirbu mokykloje, kurioje yra baseinas. Ir buvo tiesiog visos galimybės, kad galėčiau pakviesti vaikus į tą sporto šaką, o žinau, kad plaukimas tai yra pati geriausia sporto šaka, negaliu nieko įžeisti, bet manau, kad sveikatai tai labai tinkama sporto šaka. O žmonėms su negale reikalinga visų pirma sveikata. Labai daug iš pradžių galbūt ateina užsiėmimus, sakydami, kad mes norim pagerinti savo sveikatą, galbūt laikysime pataisyti, galbūt savo psichologinę būseną pasigerinti. Tai man plaukimas yra ideali sporto šaka. Labai kviečiu visus vaikus ir netgi suaugusius į Telšių plaukimo baseiną, kur rasite mane, rasite mūsų komandą, kur jūs mielai priims ir pamokys plaukti ir tiesiog galėsit su visais gražiai draugauti ir bendrauti.